Kita svarbi tema būtų servitutai ir čia skirtingai nuo matavimo tipo, kur geriausia tikrintis pagal planus, reiktų tikrintis ne tik pagal planus, bet ir pagal registrų centro išrašus, nes čia gali būti įvairių variantų. Tai pradėkime nuo įstatyminių servitutų. Tai ilgą laiką liaudyje, taip bendraujant su žemėtvarka, buvo kalbama, kad aplink vandens telkinius, vandens juostos ribose yra įstatyminiai servitutai, bet realiai šiai dienai pagal teisininkų išaiškinimus tai yra tik tai specialioji sąlyga, nes įstatymas, neparašyta įstatymą, kad tai yra įstatyminiai servitutai ir tam įstatymas nenumatytas. Ir nors skamba labai panašiai kaip praėjimas vandens telkiniu, kaip servituto lyg tai būtų, bet yra tik tai specialinga. Tai šiai dienai įstatyminiai servitutai bus 3. Tai pirmasis bus pagal elektros energetikos įstatymą. Tai būtent 75 straipsnio 3 dalis, tai yra pagal elektros objektų apsaugos zoną, ten ar būtų elektros stulpai, ar tai, laidai tiksliau, ar tai transformatorinės, tai jų zonos ribose įstatymų numatytas servitutas, jisai neatsispindės planuose, registrų centro išrašuose, bet projektuojant reiktų žinoti, kad tai yra numatyta. Tai čia kalba būtent apie senus tinklus, tai jiems aptarnauti, modernizuoti, prieiti prie jų ir panašiai. Jeigu bus nauji tinklai tiesiami, naujos linijas ne tose zonose, tai kažkur kitur sklypuose, tai tokiu atveju atsiras, absoliučia dauguma atveju atsiras kažkokie tais planeliai, nes reikės su savininkais suderinti servituto vietą, atlyginimo už ir panašiai. Tai tokiu atveju tiem naujiem tinklams tada atsiras tiek registrų centro išrašuose žyma sandorių, tiek bus atskiri planeliai. Tam pirminiam planeliai, aišku, nebus to servituto matomų. Tada kitas įstatyminis servitutas yra fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorija prie ES išorinės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymas. Tai būtent kalba apie 8 straipsnį 1 dalį, kad šiam statiniui yra numatytas servitutas ir jisai sklypai suformuotam valstybiniam būtent pasienyje, tas servitutas neatsispindės irgi planuose to sklypo kadastrinių matavimo plane registrų centro išrašuose, bet jisai atsispindės per privačių teritoriją kūrėjo sklypus, tai tie savininkai turi planus to servituto ir bus registrų centro išraše matysis, o jeigu teks dirbti prie sklypo suformuoto būtent prie pasienio, kuris yra valstybinis, tai tokia atveju tada dėl tos konkrečios servituto dydžio, ploto vietos, ten reiktų kreiptis į valstybinės sienos apsaugos tarnybą, vidaus ministeriją arba tą pačią NŽT dėl tikslios ten vietos to servituto. Trečias servitutas įstatyminis būtų Lietuvos kariuomenės Rūdininko karinio poligono įstatymo 7 straipsnio 5 dalis būtent čia būtų. Ir vėlgi ten, jeigu nagrinėsit šitą įstatymą, tai ten yra 5 priedas ir pridėta apytikslė schema to servituto, plotas, ten surašyta S1, S2 servituto skaičiai, bet realiai tiksli servituto vieta jum reikalinga, tarkim, pagal koordinatės, tai tada reiktų vėlgi teirautis kariuomenę. Toliau servitutai sandorių, tai čia būtų kalba apie formavimo pertvarkymo projektus, kai pavyzdžiui yra suprojektuotas padalinimas sklypų ir numatyti servitutai prie kitų sklypų davažiuoti. Ir pavyzdžiui gali būti toks atvejis, kad vykdant sandorį pardavimą neįrašomi tie servitutai
sutartį ir jie lieka neregistruoti registrų centro. Čia kaip tokia klaida būtų notaro. Bet šitas servitutas turėtų matytis plane pirminiam punktyrų pažymėtas ir S raidelė. Ir ateityje, jeigu jam kils kažkokių problemų dėl privažiavimo, jisai galėtų jį tikrai prisiteisti. Ir tokiu atveju projektuojant vis tiek reiktų atsižvelgti į tą servitutą, kad jisai ten tikrai buvo reikalingas privažiavime prie kito sklypo. Dabar susitarimo atveju dažniausiai tai tiesiog rengiama planelis tarp asmenų, kuriam reikalingas servitutas ir kuris suteiks tą galimybę naudoti servitutą, ir tokiu atveju bus atskiras servituto planas ir registrų centro išraše turėtų atsispindėti tiek registrų centro išraše, tiek plane. Planas turėtų būti atskiras ir savininkas jį turėtų turėti. Dabar teismo sprendimu vėlgi, teismo sprendimu čia bus irgi planelis ir tas servitutas irgi turėtų registrų centro išraše matytis. Tai dėl servitutų irgi čia galima išsiiminėti iš registrų centro, nes jie registruoja tiek sandorių, tiek teismo sprendimu. Dabar žemės įstatymo numatytais atvejais administracinis aktais, tai čia bus po žemėtvarkinių projektų, valstybinės reikšmės projektų, konsolidacijos projektų, tai visais šitais atvejais servitutas turėtų atsispindėti tiek planuose, tiek registrų centro išraše turėtų matytis. Servitutas planelėje bus pažymėtas punktyru, kaip ir kelias. Bus S raidelė, nurodytas jo plotis ir po apačia bus plotas. Tai servitutai gali būti nekoordinuoti, kaip šituo atveju, gali būti koordinuoti, tai kaip ribų posūkių taškai koordinuoti, taip gali būti ir ant servituto uždėtos koordinatės. Tai bus apvalūs rutuliukai ir tada koordinačių žiniaraščia bus ne R raidelės, kurios tai reiškia ribą, bet bus servituto. Taip pat dar servitutai gali būti pažymėti štai tokiu štrichu. Tokiu arba panašiu štrichu, vėl čia turim tą pačią informaciją. Servitutas, čia tik aišku kažkodėl plotis nurodytas, ant plano matosi, čia nurodytas plotas. Tai kadangi čia sutampa su riboženkliais, tai ne apvalūs žymėjimai, bet riboženklių žymėjimai, bet čia irgi servitutas atžymėtas. Dabar reikia tikrinti servitutus pagal išrašus ir žiūrėti, kokiu pagrindu jisai užregistruotas. Tai jeigu čia pamatysis apskrities viršininko įsakymą arba NŽT vedėjo sprendimą, tai visais atvejais tas servitutas tikrai turėtų matytis ant jūsų plano, kažkur tai pavaizduotas. O jeigu bus kitais atvejais, ar tai kažkoks tai sandoris čia matysit, ar teismo sprendimas ir šito servituto jūs nematysit plane, nors jisai kažkur turėtų būti, reiškia, jį reikia užsakinėti iš registrų centro. Yra atskiras planas ir reiktų jį užsisakyti ir žiūrėti, kas ten per servitutas, kurioje vietoje jisai randasi. Dabar jeigu jūs turit koordinuotą servitutą, tada jo koordinatės tiesiog susivedate. Čia bus S raidelis, kaip minėjau, vietoj R. Ir tada galėsite tiksliai žinoti vietą. Jeigu nėra koordinačių, dažnai būna, kad servitutas yra padarytas ties riba, tai reikia tiesiog atsimesti tuos 4 metrus. Bet šituo, pavyzdžiui, atveju turime sudėtingesnį atvejį, kai servitutas yra ne visai su riba. Tai tokiu atveju reiktų prisitempinėti planą prie tų jūsų ribų ir nustatinėti servitutą grafiniu būdu. Tai kadangi bus kažkokios tai pritempimo paklaidos, ten grubiai dėl lapo kažkokių tai iškraipimo, pritempimo iškraipimo, tai sprendinius tada reiktų rezervuotai projektuotis, ten kokio 50 cm tikslumo, jeigu labai reikia arti prie to servituto dirbti.
Tai vat. Tai pagrindinis dalykas turbūt būtų visą laiką nustatyti tą servitutą ir neužprojektuoti kažko, kas trukdytų kitam sklypui naudotis to servitutų, tarkim, pravažiavimą ar panašiai. Taip pat, aišku, gali būti aktualu ir pačiai trasai. Nesvarbu, kokios ten rūšės servitutas bus, kad čia, tarkim, ir pagal kraštą gali būti ir kelio servitutas, ir, tarkim, komunikacijų servitutas, tai vis tiek svarbu įvertinti turbūt, kokiam gyliui jūs klosite tą kabelį. Nes jeigu ten yra komunikacijų kažkoks tai servitutas iš anksčiau, tai ten bus jau komunikacijos kažkokios ir jos bus kažkokiam gylyje. Arba jeigu čia kelias bus ir, tarkim, žmogus dabar, tarkim, šituo atveju tai čia laukas, bet kažkada jis, tarkim, užsimanys įsirengti kaip statinį kelią, tai čia bus reikalingi kasimo darbai, asfaltuotis, tarkim, užsimanys. Tai tada vėl reiktų nusimatyti, kokiam gylyje tada klosit komunikaciją, arba tada toj vietoj neprojektuoti servitutų. Dar gali būti pasitaikyti toks atvejis, kad, tarkim, servitutas yra parodytas čia, bet čia, kadangi matom, yra krūmai, tai žmonės to servitutų kažkur naudojasi žymiai toliau. Ir kad kai jums trūksta ploto projektuoti ir jums tikrai reikalinga ta erdvė, tai jūs vadovaujantis ne taip, kaip žmogus išvažinėjo, o reikia vadovautis taip, kaip yra pagal dokumentą. Tai tas servitutas realiai turėtų būti čia. Bet jeigu bus atvejis, kad galit tiek atsitraukti tiek nuo šitos vietos, tiek šita vieta jums projektavimui nereikalinga, tai kad nesivelkti kažkokius konfliktus, tada galima ir atsitraukti daugiau. Bet šiaip realiai reiktų vadovautis dokumentais ir pagal tai, kaip tas servitutas nustatytas, taip ir daryti. Nes tie keliukai gali būti vieną dieną išvažinėti vienais metais vienur, kitais metais kitur, o realiai jūs projektuodami vadovaujatės dokumentų. Taip pat galimi tokie atvejai, kad jūs, tarkim, gausite planus, plane matysite servitutą, bet išrašyje nebus, reiškia, tas servitutas nebus įregistruotas. Šisai dažnai bus įrašyta, arba bus įrašyta, dažniausiai bus įrašyta, kad šis yra projektinis. Tai taip gali atsitikti, kad, pavyzdžiui, neįvyko kažkoks sandoris, tarkim, po formavimo pertvarkymo projekto sklypas buvo padalintas į dvi dalis, tarkim, čia dar buvo kažkoks sklypas, ir tada žiopla šita notarė nepažiūrėjo šito dalyko ir sandoriai neįformino to servitutų. Bet realiai tas servitutas yra reikalingas šitam sklypui, tarkim, privažiuoti kažkokiam tai įsivaizduojamam. Tai tokiu atveju vėlgi reiktų įsivertinti, kad čia bet kada tas servitutas gali būti prireikti, nesvarbu, kad registrų centro išraše jūs jo nematote, jisai neįregistruotas, bet jisai gali kažkada tais atsirasti. Taip pat įkeliu servitutų klasifikatorių, kokie servitutai galėtų būti, tai dažniausiai pasitaikys šitie paryškinti tipo servitutai, tai kelių ir inžinerinių komunikacijų servitutai, bet čia yra ir daugybė kitų servitutų. Taip pat planuose kartais pasitaikys servitutų su kodais, kurių čia nėra, tai jie jau pasikeitė ir dabar darant kadastrinius matavimus jie turbūt naujinsis pagal šituos kodus, arba bus tam tikros sutartys su tam tikrais numatytais servitutais aprašytais, kurių čia nebus. Bet realiai tai pagrindiniai šitie bus servitutai ir kas jums aktualiausia turbūt yra, tai kad bus arba tarnaujantis, arba viešpataujantis. Tai jeigu tarnaujantis, tai būtent tame sklype, kurį jūs projektuojate, jisai bus, o jeigu viešpataujantis, tai kitame sklype. Tai reiškia, kad jeigu bus viešpataujantis parašytas kažkur išraše, tai reiškia, tai tas servitutas yra ne jūsų sklype, bet gretimame sklype ir jūs tuo gretimu sklypu galit kažką daryti, ar tai privažiuoti, ar tai kažkokią komunikaciją tiesti ir panašiai.